Mūsų dirbtuvėse galima sutikti įvairių žmonės, nuo studento iki įmonės savininko. Dažniausiai tai žmonės būna tie, kuriems prekybos centro aikštelėje, parkinge įdaužia kažkas tai, ar tai su vežimėliu, ar tai su durelėmis. Pastebėjom, dažnai žmonės skundžiasi, kad parkingo vietos yra per siauros ir vaikai lipdami apdaužo gretimai esamas mašinas. Taip pat aptarnaujame didžiulę dalį Vilniaus autosalonų. Daromi ir dideli lenkimai, tai yra vandalizmo atvejais. Praeiti metai buvo dėkingi sniego ir dažnai tekdavo daryti klientams stogus. Tai yra tai, kad jie pasistatė automobilius prie nuosavo namo, nuo stogo sniego lavina slysdama, krenta ant stogo ir padaro didžiulį baseiną. Taigi mes šituos darbus atliekame labai greitai, kokybiškai ir už priimtiną kainą. Vis dažniau ir dažniau pasitaiko krušos atvejai. Žmonės dažniausiai išsigąsta ir galvoja, nuo ko čia pradėti. Taigi mes irgi šitiems klientams galime pagelbėti. Taip pat darome labai dažnai automobilius iš Amerikos pažeistus krušos. Klasikinis krušos atvejais. Automobilio kėbulas pažeistas krušos, mes tokias duobutes tvarkom greitai ir be dažymo. Kartą skambina klientas, užsienietis. Sako, reikia jūsų pagalbos. Atvykęs į vietą, aš labai buvau nustebęs, kai pamačiau virtuvėje stovintį šaldytuvą su įlenkimu. Klientas pasakė, kad jo mažametė dukra su dviratuku važiuodama įdaužė dureles. Mano gyvenime buvo tarpsnis, kai aš dirbau Anglijoje. Vieną dieną į mūsų dažymo cechą atvyko žmogus su keliais lagaminais ir ant naujo automobilio kapoto išlygino kelis įlenkimus. Tuo momentu aš buvau taip susižavėjęs tuo, ką jisai padarė, kad nusprendžiau pats ieškoti mokytojo, išmokti šio amato. Nuo 2000 metų praėjo 17 metų, kai aš dirbu tik tai šitą darbą. Šiuo metu galiu pasidalinti taip pat su norinčiais išmokti. Mūsų dirbtuvės yra ne tik tai autotiesinimas.lt, mūsų dirbtuvės yra ir autotiesinimo akademija. Visus norinčius kviečiame pas mus mokytis šio amato. Dar manau, kad mano pareiga yra sugriauti kelis mitus. Pirma legenda yra tai, kad žmonės mano, kad lenkimai tiesinami vakuuminiu būdu. Tai yra netiesa. Antra, žmonės kai kurie mano, kad įlenkimai yra tiesinami kažkokiais super stipriais magnetais. Tai yra irgi netiesa. Trečia, kai kurie žmonės prisižiūrėję YouTube mato, kaip kai kas tiesina lenkimus šiltuoju karštuoju metodu. Tai yra šildoma automobilio įlenkimas, po to staiga šaldoma ir metalas atšoka. Tai irgi yra netiesa. Tas metodas, kurį naudojame mes, yra kruopštus rankų darbas. Autotiesinimui bus 10 metų. Turim didelę patirtį. Stengiamės įveikti neįveikiamus darbus. Koks žmogus yra laimingas? Manau tas, kuris užsiima prasminga veikla. Koks meistras yra patenkintas? Tai yra tas, pas kurį grįžta klientai.